Mano iš viso nuostaba yra didžiausia, kad mes toleruojam vieno iš tėvų eliminavimą iš vaiko gyvenimo. Tiesiog, neklausdami kodėl, nesakydami, kad gal čia kažkaip keista, kad ten tėtis ar mama negali vaiko, šventėj sudalyvauti. Ir visi mes sakom, viskas gerai. Čia yra vienas iš didžiausių pažeidimų, kurį daro ir valstybė. Tai yra nusikaltimas prieš vaiką, kuris sako, aš toleruoju tokį elgesį. Aš toleruoju neleidimą bendrauti su vaiku ir dar paskatinu jį. Kad suprastų, kurie klauso mūsų ir klausys. Esmė yra, kad taikos raktų misija yra atnešti konfliktų valdymo kultūrą, kuri grįsta bendradarbiavimu. Nes mes Lietuvoje turim vengimą, prisitaikymą ir galios poziciją. Tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos mes tikrai įgūdžius čia turim, žinom, kaip tai daryti. Bendradarbiavimu grįstas tas konfliktų sprendimas pas mus tikrai sunkiai skinasi kelią, kas mediacija truputį padeda, bet per mažai. Ir paskutinė dalis yra sudėtingiausia, kai be abejo nustatomas, kad ryšio niekada nebuvo. Jeigu niekada nebuvo, tai sakyčiau, dar netaip sudėtinga. Čia kaip su svetimu žmogum, dėdė, teta, draugų, auklė, supažindinti ir išmokti bendrauti. Tai yra viena. Bet kai jis buvo, o tada nutiko kažkokia situacija, arba tai yra piktnaudžiavimo tėvystės valdžia apraiškos, nuteikinėjimas, bet čia yra sunkiausios bylos, sakyčiau, kur vaiko klaidingai įsitikinimai į vieną iš tėvų, jeigu vienas yra tampa angelu, kitas demonu, tai kaip vaikui grąžint, kad jie juos normalizuot. Ir todėl tikrai raginu ieškoti ir vyriausybėje būdų, kur mes turim turėti priemonės, kaip tinkamai tai padaryti ir vėl neeliminuoti to iš tėvų, kuris taip elgėsi. Jis turėjo priežasčių, kodėl taip elgėsi. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Sveiki! Šiandien svečiuose Ūla Dusevičienė, viešosios įstaigos Taikos raktai įkūrėja. Tinklalaidę filmuojame Workland, pilnai aptarnaujamose bendradarbystės ir biurų erdvėse. Ūla, tai pirmiausiai norėtumėm pradėti, kuo šiuo metu gyvena tiek asmeniškai, tiek profesiniam kelyje. Tai pirmiausia, tai esu 2 dukrų mama, kurios, man atrodo, mane ir pastūmė į vaiko apsaugos pasaulį, aš taip sakyčiau, nes jų dėka, mano pirmai dukrai buvo metai, aš pradėjau mokytis tėvystės, man reikia žinoti, kaip tas vaikas auga, kaip užauginta žmogų. Man kažkaip nėra savaime suprantama, kad jis užaugs ir aš esu tikra, kad nuo mano veiksmų bus pasekmės. Ir geros, ir blogos. Tai aš labai džiaugiausi, kad pradėjau mokytis to asmeniškai pirmiausia, tada taikyti ir tada jau profesionaliai dar baigiau mokslus, tėvystės konsultavimo ir taip po truputėlį mano vaikų dėka pradėjau tą savo profesinį gyvenimą. Tai ir porų konsultavimas, čia vyro dėka, matyt, nes turim klausimų, kuriuos, kaip čia sakoma, batsiuvys be batų, tai aš labai norėčiau būti su batais. Tai nereiškia, kad sekasi, tai reiškia, kad darau daug klaidų, bet aš stengiuosi jas spręsti. Ir taip gavosi, kad 20 metais, kai dar tapau mediatorė, pradėjau dirbti intensyviai su šeimomis. Tai tu matai ir tėvystės įgūdžių stoką, ir nežinojimą, ką daro, tu matai konfliktų sprendimo ir valdymo mūsų labai mažus įgūdžius visuomeniai. Ir tu matai rezultatą, kuris mane tai labai neramino. Ir taip po truputį, matyt, atėjau tikslingai į skyrybų temą, kur yra ką veikti ir aš negaliu būti rami su tuo, kas yra ir galvoju, ką aš galiu nuo savęs prisidėti, kad taip kažkas keistųsi. Tai matyt, tokia labai ilga priešistorė, bet tai yra labai integralu. Ir mano asmeninis gyvenimas, mano asmeninis požiūris
ir mano profesinis gyvenimas ir, sakyčiau, čia gyvenimo visas būdas, kuris visur yra. Tiek mažoje aplinkoje, intimioje, tiek vidutiniai toj, sakykime, tarp draugų, tiek visuomeniai, nes man atrodo, tai yra labai svarbu. Nedeklaruoti, o veikti iš esmės ir suprast, kad neišeina, suprast, kad darai klaidas, suprast, kad sunku, bet yra ką galima keisti. O kas labiausiai padeda persikrauti jums, tarkim, naujai darbo savaitai? Aš dabar jau daug metų, šiaip sakyčiau, tokia esu, kur mane įneša į veiklą, aš ten pasineriu, o paskui žiūri, kad jau ir pusiausvyros nebeturi. Tai labai dėkinga esu ir savo vyrui, ir aplinkai, kuri mane mokina pusiausvyrą išlaikyti. Tai viena, aš savaitgaliais nedirbu. Nors turiu begalę darbo, bet kad ir šį savaitgalį aš turiu labai daug dalykų padaryti, bet aš tiesiog esu šeimoje, aš esu namie, aš einu pasivaikščioti, jeigu man to reikia. Tai tikriausiai vien techninis balansas laiko prasme, kad tu nuo darbo turi pailsėti tam, kad galėtum duoti, tu turi turėti ką duoti. Miegas man labai svarbus ir matyt, gal daugiausia tai šeimoje, jeigu harmoniją man pavyksta irgi įnešti arba ir pačiai turėti, nes jeigu aš jos neturiu, tada namie, patikėkit, blogai, bet jeigu aš ją turiu, tai tada aš irgi pasikraunu, aš gaunu atgal iš savo šeimos ir matyt, tada aš galiu duoti jau visuomeniai. Papasakokit, koks buvo jūsų profesinis kelias iki sprendimo kurti visiškai naują įrankį iš tikrųjų šeimos pagalbai. Tai čia tikriausiai, kiek aš pati taip retrospektyviai į save pasižiūrėjau, kaip aš čia atkeliavau, niekada nesvajojau dirbti su konfliktais, aš asmuo buvau visada tas, kuris vengdavo konfliktų, tradicinis lietuvis, tradicinė lietuvė, kuri, o neduok dieve konfliktas, tai aš tikrai arba cirku užsimsiu, arba glaistysiu, prisitaikysiu ir bėgsiu, bet tikrai ne iš galios pozicijos, neturiu tam jėgų. Ir matyt, mano gyvenimo istorija yra tokia, kad aš lojalumo konfliktą labai gerai asmeniškai pažįstu. Mano tėvai neišsiskyrė, bet aš turiu tokią patirtį, kad mano mama mirė ir mano močiutė norėjo mane įsivaikinti ir pasimti kaip dukrą. Močiutė labai stipri emociškai buvo, ačiū dėkinga tėčiui, kad netidavė manęs, aš paskui pamotę turiu, įsivaikino mane, aš tą ir sudėtinę šeimos truputį dalį pažįstu, bet konfliktai, jie mano paauglystę labai stipriai, lydėjo. Ir tą tokį jausmą, kad aš, kaip vaikas noriu, kad būtų visi laimingi, nešiojaus ir labai man sunku matyti tuos vaikus, kurie tai patiria ir aš juos labai pažįstu. Tai yra viena tikriausiai tokia asmeninė priežastis, kur, nestumkim vaikų į šitą poziciją, tai yra labai, labai sudėtinga. Antra dalis, tai yra mano profesiniam kely, tai atsiradusi mediacija, kurioje aš tikrai pajutau, kad aš visą gyvenimą buvau mediatorė, matyt, tarp tėvų, senelių ir tą bandydama sutaikinti, gal šališkai, bet tebūnie. Ir paskui tapau ir tada pradėjau tikrai daug, turėjau galimybę privačiai medijuoti projektiniai veikloje ir aš daug tų valandų pramedijavus, aš tiesiog pradėjau matyti tendencijas, spragas sisteminės, vaiko teisių, atvejo vadybos, tos pačios prokuratūros, advokatūros, teismų, kur tiesiog atrodo susimti už galvos noris, kad mes ne į tą pusę einam ir tada klausimas, o ką daryti. Ir aš nuo 20 metų paraleliai kaip mediatorė pradėdavau gauti bylas iš teismo tiesiogiai tarpininkauti ryšio atstatyme. Ir čia prasideda, mediatorius to daryti negali, o ką aš čia turėčiau daryti. Tai mano čia smalsumas nugalėjo, aš pradėjau lysti į tas bylas, visaip kaip, tikrai daug kur nusvilau, nes tu nežinai kaip dirbti, bet po truputį atsirado žmonių, kuriuos aš pradėjau įtraukinėti į savo aferą, sakydama, kad einam, reikia pagalbos, turim kažką daryti. Ir tas kažkas įgavo pagreitį ir šiai dienai aš galiu kalbėti apie šeimos rekonstrukcijos jau visą algoritmą, darbą, kuris yra pagrįstas praktika ir kas įdomiausia, aš esu tokia, kokybinio mokslo atstovė, kad man reikia pirmą praktikos ištyrinėti viską, o tada dar paieškoti mokslo, galbūt kaip čia ta teorija dėliosis ir aš radau tam tikro patvirtinimo ir mokslo
literatūroje, mokslinėje, labiausiai remiuosi Amerikos modeliu, kurio tam tikrus atgarsius pasirodo pavyko man pasiekti asmeniškai su komanda einant ir dirbant ir adaptuojant Lietuvoje. Tai toks gavosi miksas iš mūsų, atidirbant, dirbom šiaip tai tiesą sakant su sudėtingiausiam bylom, manau, kurios po 5, 6 ir daugiau metų bilinėjasi, kurias reikėdavo stabdyti ir įtraukti teisėjus. Ir irgi turim šioje vietoje, aš esu labai dėkinga teismų bendruomenį, kuri įsileido, kuri dirba šituo klausimu ir kuri tikrai daro daug veiksmų, kad keistusi dalykai, nes be palaikymo tu čia vienas daug nepadarysi. Tai kaip suprantu, iš mediacijos ir gimė taikos raktai, taip? Iš mediacijos, realiai taip. Iš mediacijos gal pradžiai vis tiek turiu paminėti, kad gimė, aš 15 metų atidirbau Vilniaus arkivyskupijos karito bendruomeniai, tai ten gavau ir projektinės veiklos patirties, ir su priklausomais dirbau, ir su šeimomis, ir organizavau įvairiausias veiklas. Ir po kiek laiko, 22 metų gruodžio, kaip tik 15, atidarėm kartu su direktorė tuometinę mediacijos centrą INPACE. Tai buvo pradžia tenais, kai prevencinės paslaugas pradėjom masiškai veikti ir šalia, jau iš anksčiau, bet turėdama dar galimybės, aš pradėjau tyrinėti tą tarpininkavimą, dar tada taip ieškom pavadinimo. O nuo birželio mėnesio aš ten jau nebedirbu ir tarpininkavimo ten šiuo metu nėra. Aš tą veiklą vis tik sėdau, kūrybinėm atostogom atsidaviau ir šiai dienai jau dabar turim tikrai užpatentuotą, taip sutvarkytą jau algoritmą, kur taikos raktai jų yra viena iš ašių veiklų, tai yra šeimos rekonstrukcija. Tai taip galima sakyti, tas kelias toks gimė ir jau įsiveiklina po juridinių asmenį. Kaip šiandien atrodo taikos rakto organizacijos tiek paslaugų apimties prasme, tiek paslaugų teikėjų komandos? Tai taikos raktų, sakyčiau, veiklų yra labai daug sričių, bet gal taip, kad suprastų, kurie klauso mūsų ir klausys. Esmė yra, kad taikos raktų misija yra iš esmės šiuo atveju Lietuvos rėmuose atnešti konfliktų valdymo kultūrą, kuri grįsta bendradarbiavimu. Nes mes Lietuvoje turim vengimą, prisitaikymą ir galios poziciją. Tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos mes tikrai įgūdžius čia turim, žinom, kaip tai daryti. Bendradarbiavimu grįstas tas konfliktų sprendimas pas mus tikrai sunkiai skinasi kelią, kas mediacija truputį padeda, bet per mažai. Ir tada tą pokytį gali daryti skirtingais pjūviais. Viena tai yra asmeninė, tai todėl yra individualios įvairiausio skirtingumo konsultacijos, yra filosofinis konsultavimas, kur apie egzistenciją gali klausti, kalbėti, bandyti suprasti, tyrinėti savo tą gyvenimą. Yra individualus konsultavimas individualiosios psichologijos prizmei, kur tu irgi visai kitaip tą tyrinėjai. Mes imam netradicinį priėjimą, netradicinės psichologijos priėjimą prie to individualaus matymo, kaip aš matau tą pasaulį, kodėl aš jį taip matau ir ką aš galiu savy keisti, nes mes kito nepakeisim, bet save galim. Ir tada tą sankirtą konflikto akivaizdui, kaip aš savęs pažįstu, ką aš galiu daryti, kaip aš galiu keistis, kokie resursai yra mano. Ir yra tada skirtingi specialistai, kurie viskas gal prasideda nuo pirminės konsultacijos, kurioje žmogus įsivertina. Čia irgi mūsų išskirtinumas yra tame, kad mes pakviečiam žmogų tiesiog pasikalbėti ir kartais užtenka vieno pokalbio kokybiško, kur žmogus supranta, kas vyksta ir sako, man nuo to aiškumo, man yra gerai, aš toliau žinau, ką daryti. O kartais sako, ne, man per sunku vienam, ką daryti toliau. Ir tada mes galim pasiūlyti begalę priėjimo būdų, kaip tu gali stiprėti, nes mūsų tikslas, kad tu pastiprės, kitą iššūkį jau galbūt galėsi savarankiškai išspręsti, nes kartais negali vienas to padaryti. Ir tada yra individualus, yra grupinis priėjimas, tai yra įvairiausios grupinės patyriminės veiklos, nes paskaitų žmonės tikrai, manau, prisiklauso labai daug. Ir mūsų tikslas, kad ne paskaitas klausytum, o tu patirtum per žaidimą, per dramą, per judesį, per muziką, per filmus, per metaforinės korteles, per įvairiausias kūrybinės priemonės, nes kūryba skatina žmogų judėti į priekį, skatina pažinti, ne? Ir nereikia apie viską rimtai labai kalbėti, galima kitaip pasižiūrėti. Ir tada trečia dalis yra
Tai vat yra grupinių veiklų visokiausių, porom, vyram, moteriam, vaikam, jaunimui, abiturientam, tai vėl ten, kur yra iššūkiai. Ne, mes tas grupės pagal iššūkius sudėliojam ir kviečiam žmonės patirinėti tą iššūkį ir su juo nebijoti būti. Dar viena dalis yra edukavimas visuomenės, tai vat bandom ieškoti būdų, kaip apie tai kalbėti, nes pokytis vis tik vyks tik tai, kai mes kelsim nepatogias temas, kai mes sakysim, o gal galim ir kitaip tai matyti. Na ir paskutinė dalis yra intervencija, tai vat konfliktų valdymą kartais tenka pažinti per sunkią patirtį, šiuo atveju skyrybas. Ir kita dalis yra mokykla, ugdymo įstaigos darželis, mokykla ir universitetai, kur tų konfliktų irgi yra labai daug ir vaikų apsaugos ten irgi reikia. Tai čia vat nuo iki tas mūsų spektras veiklos ir specialistai yra, irgi jų yra nemažai, mūsų puslapį ne visi paskelbti šiai dienai, bet jie visi yra profesionalai savo srities, profesionalai ir gyvenimo būdų, ir žiniomis, ir tikrai tie, kurie nori keisti pasaulį. Tai šitoj vietoj tokie misionieriai, sakyčiau, susirinkę, kurie tikrai stengiasi, ką gali, kas nuo jų priklauso daryti. O kokios profesinės srities komandos nariai pas jūs? Tai yra įvairiausių sričių podiplominės skirtingas baigę specialistai, tai kurie individualias konsultacijas teikia tiek individualios psichologijos, tiek filosofinio konsultavimo, čia labiau egzistencialistinė ta kryptis. Tada yra mediatoriai, yra teisininkai, yra skirtingų grupinių veiklų lektoriai. Tai ir tada jau eiti, jeigu tiesiai šeimos ir rekonstrukcijos paslauga, tai ten jau yra kaip ir dar kita pareigybė, bendratėvystės specialistai, kurie jau dirba tą naująjį darbą šitoj srityje. Kuo jūsų komanda ir darbo metodika skiriasi nuo valstybių ir savivaldybių teikiamų paslaugų šeimoms? Čia galbūt pirma mintis, kuri kilo man, kuo mes skiriamės, tai gal tuo, kad mes turim daug laisvės. Vis tik institucijos biudžetinės, tai jos tikrai yra labai apribotos, ne žmonės blogi ar kažkaip, bet sistema labai apribota padaryti, ką gali padaryti. Mes galim lankščiai prisiderinti prie atvejų ir taikyti tai, ką mes galim jausti intuityviai tuo metu ir kas labiausiai, jokie algoritmai mūsų taip nesuvaržys. Net šeimos rekonstrukcija, kuri turi savo žingsnius, bet tai yra kryptis, nes tai yra darbas su žmonėmis. Tu negali sudėti visko į juodai baltą paraštuką ir sakyti, ne dabar, kaip, pavyzdžiui, ne tas algoritmas, mes matom problemą, bet taikysim tai, kas neveikia. Ne, mes taikysim tai, kas turėtų veikti, arba klausimas, kodėl neveikia ir turim kažką reiškia keistis čia ir dabar. Tai mes turim visišką laisvę keistis ir, kaip pagal Lietuvos įstatymus, aišku, veikti ir ribas mes turim, bet jos yra bendražmogiškos ir, manau, protingumo kriterijum vedinos. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Kalbant apie šeimos rekonstrukciją, kaip suprantu, pozicija yra, kad reikia į tai pažiūrėti iš vaiko perspektyvos. Taip, čia yra vienas iš pagrindinių dalykų šitą paslaugą kuriant, nes ašis yra vaikas. Ir kas yra su konfliktais pas mus, šeimos konfliktais, gal ir kalbėkim, apsiribosiu apie tai, nes yra tų konfliktų labai skirtingų, bet čia šeimos rekonstrukcija sprendžia būtent konfliktą, kuriame yra vaikas. Tai gali būti skyrybos, tai gali būti netekties akivaizdui kažkokie pokyčiai, tai gali būti globojami vaikai, nesvarbu, kas tie atstovai, visur yra vaikas. Čia ta paslauga jinai suveikia. Nebūtinai net skyrybos, nebūtinai žmonės iš tiesų nori skirtis, tiesiog jie konfliktuoja ir neišeina jiem to vaikų pasirūpinti. Ne? Visur yra vaikas. Ir kai yra konfliktas, tų tiesų yra daug. Mažiausiai 3. Tėčio, mamos ir vaiko, arba globotinių ir globojamo. Ir mes šitą paslaugą kuriant vis tik pasirinkom stovėti vaiko pozicijui. Ir ką daryti, kad suaugę pasikeistų, o vaikas jais patikėtų. Tai šeimos rekonstrukcija, kartais žmonės, ypač kurie skiriasi, jie ateina ir sako, tai ką jūs dabar mus perkosit ir mes dabar turėsim būti šeima? Ne, vaikui šeima visada bus tėtis ir mama.
nesvarbu, jie skyrium gyvena, neskyrium. Vaikui šeima yra šeima, ne? Tik mes turim pažiūrėti, kaip ją perkurti, kaip ją, ko pristatyti reikia, ne? Kad vaiko ta šeima kažkaip funkcionuotų tinkamai jo atžvilgiu. Nes suaugę, gerai, jie pasirūpins galbūt savimi, o galbūt ir ne, ir irgi reiks pasižiūrėti, ką daryti. Tai esmė tos paslaugos yra iš vaiko pusės, iš vaiko ne tik norų, o iš esmės jo raidos, jo psichologinės būsenos, jo klaidingų įsitikinimų, jo situacijos, tos situacijos, kurioje jis gyvena, nekonfliktinės, pavyzdžiui, kiek tai įsismelkia į jį ir jo pasaulį nudažė visai, sakykime, netinkamom spalvom ir ką daryti, kaip suaugę turės, kokius veiksmus daryti, kad vaikui tos spalvos keistusi tinkamesnė linkme. Todėl mes turim žinių, mes turim kompetencijų vertinti, kas tam vaikui tinka, kaip tai vertinti ir kaip tada tėvams sakyti, ne, jūs turėsit persikurti, ne vaikas, o jūs. Čia yra esmė ir šitos paslaugos tikriausiai nuo visų kitų, kad ne vaiką kišim dabar į paslaugas, bet tėvus kišim priverstinai į paslaugas. Kaip Jūs matote taikos raktų vietą pačioje pagalbų šeimai sistemoje? Ar labiau kaip tarpinė grandis, ar tai naujas pagalbų šeimai standartas? Jeigu mes kalbam būtent apie jau intervencinę paslaugą šeimos rekonstrukciją, aš tai matyčiau kaip jau ašinę pagrindinę veiklą, kur visos kitos turi būti pagalbinės. Šiuo atveju ir vaiko teisės mums turi būti pagalba, ir teismai mums turi būti pagalba, o mes teismams, priimti sprendimą, ir psichologai yra pagalba tiek, kiek jos reikia. Jeigu mes kalbam apie prevencinės, tai mes esam dalis visų kitų dalių. Ar iš atvejo vadybos ateina, ar tiesiog savanoriškai žmogus ateina, tai jau čia mes jokių tokių diktavimo kažkokių dalykų mes jokių nesiimam. Bet kai yra rekonstrukcijai, kadangi tai yra naujas priėjimas prie šeimos, kuris koreguoja, sakyčiau, sistemą dabartinę, tai mes tokio turim svorio tam tikro ir prašom kitų institucijų įsitraukti, randant savo vietą šitoj paslaugoj, nes jinai veikia. Veikia, jeigu mes pajudinam kitus. Šiuo atveju tikrai galiu džiaugtis teismų veikimu, teisėjų įsitraukimu, kurie irgi bando adaptuoti ir nutartis ir iš tiesų gauti jiem reikiamą medžiagą, priimti sprendimą tinkamą vaiko atžvilgiu ir tos visos šeimos atžvilgiu. Mhm. Taikos raktų paslaugos yra mokamos. Ar Jūs manot, kad ir turėtų taip išlikti, kad pilnai, jeigu kalbam apie šeimos rekonstrukciją, kad pilnai tėvai turėtų mokėti už šitas paslaugas, ar galbūt matytumėt, kad valstybė kažkokia dalimi turėtų įsikišti į šitos paslaugos finansavimą? Aš manau, kad valstybė turėtų įsikišti į paslaugos finansavimą, tik tai turiu praktikos, patirties, kur matau rizikas tam tikras. Nemokamos paslaugos šitoj vietoj nesuveiks. Kodėl? Todėl, kad esam turėję situacijų, kai projektas finansavo ir mes pasirinkom žmonėm teikti nemokamai bandymą šitos paslaugos ir žmonės tiesiog toliau manipuliuoja ir kenkia visai situacijai, nes nereikia įdėti jokių pastangų. Iš dalies šeimos rekonstrukcija yra priemonė stabdyti konfliktą, tai piniginė prasme tai irgi yra priemonė stabdyti konfliktą. Paslauga yra iš kelių dalių, tai mano vizija yra tai, kad pirma dalis, kai mes gryninam, kas yra esmė šitam visam konflikte, kodėl tie žmonės negali sustoti ir vis tik išsibarti iki galo, ir tada jau viskas, nurimstam ir tvarkomės, nes per toli jau nuėjom. Tai mes gryninam lukštenam visą tą konfliktą, tai šita gryninimo dalis, diagnostinė, taip mes vadinam tą etapą, jinai turėtų 100% žmonės turėtų už ją susimokėti. Jinai nėra per ilgai, ten 12-14 valandų darbo su tėčiu, mama ir vaiku. Mes dažniausiai mūsų pozicija yra, kad kiekvienas už save susimoka, ten, kur vaikas dalyvauja, abu tėvai moka per pusę.
Ir už šitą dalį, ir jie gauna dar ir nuomonę tam tikrą, kurią gali jau neštis ar į teismą, ar kažką su tuo daryti, arba kaip tik atsižvelgti ir sakyti, oho, prisidirbom, gal vis tik ne ten nuėjom, kur norėjom, ne? Nes visi vis tiek vedini 99% nesąmoningai vedini geriausių tikslų, geriausių interesų ir vaiko, bet paskui kartais reikia pasižiūrėti, kad ne į tą pusę tie interesai nukeliavo. Ne? Ir už šitą etapą mano manimu turėtų mokėti 100% visi, tik tai kur aš matau problemą, kiek tas 100%, kuriai šeimai. Tikrai ne visos šeimos gali 120 eurų už valandą mokėti specialistams. Ir tai yra normalu, bet manau, kad teismas turėtų turėti teisę parinkti galbūt lygius, žmonės turi, už šildymą turim kompensacijas, dar kažkur, va čia turėtų būti pritaikoma, ne, kiek tas tavo 100%, galbūt tavo 100% yra 10 eurų už valandą, bet tu turi prisidėti vis tiek. Ir jau čia be abejo atitinkamas algoritmas, kuris, manau, labai logiškai ir sąžiningai galėtų būti atrastas, turėtų būti pritaikomas, ne, kiek tavo tas 100%. Antra dalis, jeigu jau žmonės pradeda dirbti, jie gauna tą išlukštentą konfliktą, tą realybę, jų vaikų poreikius, ne, ko reikia, kaip aš turėčiau keistis, ir jeigu aš vis tik prisiemu atsakomybę, kad keičiuosi, nes reikia kažką daryti su tuo, noriu daryti, tiksliau nenoriu, bet reikia, dažniausiai noro nebūna. Šitas etapas, tas įgyvendinimo, manau, turėtų valstybės būti kokius 30% finansuojamos, o 70% lieka šeimai pagal nustatytą reikalavimą mokėti. Kad vis tiek tai yra paskata dirbti, daryti kažką. Ir tada paskutinis etapas yra tas kontroliniai tokie pabaigiamieji žingsniai, kai kartą į mėnesį, pavyzdžiui, ateinam, pasižiūrim, kaip sekėsi visą tą mėnesį nugyventi, gal kokių naujų klausimų atsirado. Tiesiog palaikai, nepaleidi per anksti šeimos, bet jau ir šeimos nariai, ir specialistai mato, kad laikas. Ir šitą dalį, manau, turėtų valstybė finansuoti 90% ir likti 10%, sakykime, šeimoms, kad tokio dar pasilieku. Tai yra visiškai kitoks požiūris, manau, bet jis veiksmais skatina dirbti, skatina keisti, skatina daryti, nes, teisybė tokia, kad advokatams sumokam daug, ir čia viskas gerai, bet mūsų kultūra yra tokia, kad aš manau, kad taip nutiko labai natūraliai, kad mes kaip lietuviai manom, kad teismas įspręs visas mūsų bėdas. Ir mes atsakomybę turėtumėm atiduoti tenais. Viskas gerai, kai yra objektyvus ginčas. Tai visi mes čia labai protingi ir teisėjai, ir advokatai, ne? Ten yra, kur ir pasibilinėti, ir pasidėrėti, ir atstovauti, kur yra ta tiesa objektyvi. Bet kur yra tiesa, kai yra subjektyvi. Ir tada, kaip prisimta atsakomybę, žmonėm yra sunku. Tai dėl to tie pinigai šiek tiek stabdo, nepatogu mokėti po 100 ar daugiau eurų, ne, per savaitę už konsultacijas, į kurias aš visai nenoriu eiti, bet dažniausiai žmonės būna įpareigoti eiti, nes kito kelio nebėra. Kitas kelias, mes kaip valstybė leidžiam, legalizuojam, taip labai liberaliai, sakyčiau, netinkamą tėvų elgesį prieš vaikus. Ir tai yra nusikaltimas, mano manimu. Ir mes turim kažko imtis, kad, tiesiog sustokim. Mažų mažiausiai, bent jau sustokit. Ir to nedarykit. Tai dėl to, atsakant į klausimą iki galo, tai yra, aš manau, kad paslaugos privalo būti mokamos. Tik tai turi būti protingai nustatyta, kad tai yra visiems prieinama, nes tikrai mūsų finansinės galimybės yra skirtingos. O kaip manot, ko trūksta, kad valstybė pamatytų, kad čia yra ir turėtų būti valstybės interesas finansuoti šitą paslaugą? Žiūrėsim, kaip bus, bet šiai dienai aš žinau, kokie veiksmai valdžiose yra daromi, tikrai yra judinama šitas klausimas. Vaiko klausimai valstybei rūpi, tiek ir anai, tiek ir šiai vyriausybei, tiek žinau, ir Teisingumo ministerijai klausimas yra apie vaiką netgi keliamas, sveikatos ministerijai, socialinės apsaugos ministerijoje. Šiai dienai žinau, kad yra ir koreguojami procese, aišku, tai dar užtruks, vaiko teisių apsaugos įstatymas iš pagrindų koreguojamas ir kuriamos specializuotos paslaugos, tikriausiai šiuo atveju
panašiai galbūt kaip mes dirbam arba kaip ir kitos ieškomas tas variantas, kuris jau bus, tiksliau, jis šitam kely jau ieškomas apčiuopiamai, nebežodiškai tik tai. Tai užtruks dar kokį 1,5 metų ar daugiau, bet bent jau žingsnis po žingsnio link to judame. Aš pati irgi prisidėjau Seime, kur vat, buvo ir advokatūros pirmininkas, ir antstolių atstovai pirmininkai, ir teismų bendruomenės, ir vaiko teisių, ir politikai. Mes diskutavome apie priemonės, kaip stabdyti netinkamus netinkamą tėvų elgesį ir kaip sistemai, kuri irgi netinkamai elgesi, tenka tai pripažinti, ne? Kaip ir pirmiausia, man atrodo, kaip jai pasikeist, tada ir tėvai keisis. Na, čia yra tokie, sakyčiau, du poliai, vienas su kitu turi jie ką veikti. Tai dabar aš galiu kalbėti apie tai, kad jau yra pamatyta, jau yra kažkas judinama, tik tai dar užtruks ir kažkiek, labiau man klausimas, ne ką daryti dabar. Tai dėl to aš renkuosi daryti dabar, su klaidom galbūt, bet kiek galiu maksimaliai su komanda, kurie tikrai pasirengę ir mes matom, kad tai veikia. Bent jau išlukštent, kas yra kas, ir jau turim, sakau, ir teismo nutarčių, kur netgi yra jau paskui, tai ką darom toliau, ne, kur tėvai vis tiek nenori nieko keisti. Čia jau po jūsų paslaugos. Taip, po mūsų, pavyzdžiui, to pirmojo etapo, kai mes išlukštenam tą konfliktą, mes matom, kas yra kas, bet, pavyzdžiui, vienas iš tėvų sako, aš vis tiek noriu į kalėjimą pasodinta, ne, nes man netinka, norėčiau. Taip, tu turi teisę norėti, nes tau pikta. Yra priežasčių dėl ko, bet kas iš to vaikui? Ne, ir kaip tik sustabdymas visų teisminių procesų daugumoj, ir įspraudimas tų tėvų į kampą, pagarbiai, bet sakymas, viskas dėk kirvius į šoną, turi susimti atskirti, kur tu gali bylinėtis. Ir tikrai yra klausimų, kur tu gali kaip civilis bylinėtis, kerštauti, daryti, bet tu neturi teisės to daryti per vaiką. Ir čia yra du dalykai, kurie tik tai, sakau, manęs tikrai dalis tėvų labai, manau, kad ir nekenčia, ir pyksta, ir nesupranta. Ir čia kitaip nebus. Vieni mano, kad mes čia sąjungininkai kažkurios pusės, kiti mano, kad mes baudėjai esam. Tai normalu, nes tai nėra patogu. Nėra patogu būti akistatoj su tam tikru matymu. Ne? Nėra patogu priimti kritiką, kad esi negeras galbūt tėvas ar mama. Kad gal ne tai, kad tu negeras, nes, matot, tikrai tie tėčiai, mamos, jie stengiasi besąlygiškai. Tik tai tas ginčas, ten jau, nežinau, karas, ne, jis tiek įsuka, kad nes psichologiškai tie žmonės, jie tampa tikrai visu, kuo jie savim negali pasirūpinti. Tai kur mes kalbėsim apie ten 1, 2 ar 3 ar 4 tos vaikus, kurių poreikiai yra, ne lenteliai surašyti. Poreikiai yra dabar, bet aš jų nematau, jiem papasakau, ką aš darau. Tai reiškia, rašau teismo nutartį. Rašau, kas teismo nutartį turės būti, ne pagal nutartį tu gyveni. Tai yra, atrodytų absurdiška, kaip net sugalvoti, ne? Bet tai natūraliai ir negali teisti tų žmonių. Bet kur gali teisti? Tai po to išlukštenimo, to konflikto, kur mes tikrai sudedam ant stalo, mes esam sąžiningi prieš tėvus, mes jiems tiesiai šviesiai viską susakom. Kaip veiksmais nutinka ir visada sakom, tu gali keistis. Visada yra būdų taip, be abejo, tą mėšlą, atsiprašau, mėžti tikrai reikės, tai bus sunku, bet jeigu tu pripažįsti, kad bandom, tai yra didžiausias laimėjimas. Ir didžiausia pagarba tam žmogui prisimti atsakomybę, sustoti, prisimti atsakomybę bandom. Ir tada nėra, kuris kaltesnis, kuris svarbesnis, abu svarbus. Bet veiksmai atvedi iki čia. Tačiau, jeigu tu sakai, ir kas? Man neįdomu. Aš darysiu toliau. Jūs čia neaiškinkit. Tada mes kalbam apie piktnaudžiavimą tėvystės valdžia. Tik nuo šito momento. Iki tol mes per daug negalim apie tai kalbėti, nes sakau, labai daug tų priežasčių, labai daug būna ir objektyvių priežasčių, nes, asmenybės sutrikimai, psichikos sveikatos sutrikimai, tam tikri, pavyzdžiui, turėjau atvejį, kur tėtis iš pykčio nevaldymo turi sutrikimą ir jis sulaužė vaikų šlaunikaulį.
tiesiog piktai pastatydamas ant žemės. Jis nenorėjo sąmoningai sužaloti to vaiko, bet taip nutiko. Tai reiškia, kad tikrai tas tėtis, kol vaikas mažas, jis negalės, o galbūt kai ir bus didesnis, negalės vienas būti su tuo vaiku. Taip, objektyvi priežastis, reikės bendravimo tvarką taip sudėlioti, kad būtų saugu. Bet yra tų tokių labai subtilių dalykų, kuriuos vėl mūsų visuomenė dar nori ignoruoti. Nori manyti, kad psichikos sveikatos sutrikimų nėra ir kad vaiko apsauga apsiriboja pilnu šaldytuvu, žaislais ir atskirų kambarių arba neatskirų kambarių ir tokiom paviršutiniškais dalykais, o kad iš esmės, čia mano nuostaba, galbūt kodėl aš šitoj paslaugoje apskritai esu, mano iš viso nuostaba yra didžiausia, kad mes toleruojam vieno iš tėvų eliminavimą iš vaiko gyvenimo. Tiesiog, neklausdami kodėl, nesakydami, kad gal čia kažkaip keista, kad ten tėtis ar mama negali vaiko, šventėj sudalyvauti. Mokykla irgi sako, tokį vaikas nenori eiti pas tėtį ar ten mamą, nesvarbu lytis. Tikrai mes turim ir vyrų, ir moterų, kurie pakliūna į šitą situaciją ir sunkiai išlipa iš jos. Ir visi mes sakom, viskas gerai. Ir čia, man atrodo, čia yra vienas iš didžiausių pažeidimų, kurį daro ir valstybė. Tai yra nusikaltimas prieš vaiką, kuris sako, aš toleruoju tokį elgesį, aš toleruoju neleidimą bendrauti su vaiku ir dar paskatinu jį. Tai čia yra, man atrodo, apskritai pozicija, kur mes visi turėtume pagalvoti pala. Ar mes suprantam, ką darom? Mes turėtume klausti, tas pats policininkas, advokatas ar prokuroras ar socialinis darbuotojas, kas nutiko, kad tu nori, pavyzdžiui, neduoti vaiko? Kas nutiko, kad vaikas sako, nenoriu? Ir čia yra raudona lemputė. Man atrodo visiems mum, kad kažkas vyksta, ne iš niekur nenoriu. Ir tada tas kažkas, mes tą tikrai tyrinėjom ir bandom nustatyti, yra mažiausiai 5 kryptis, kas nutinka. Kad vaikas nenori arba aš nenoriu duoti. Ir tai yra labai svarbus dalykai ir labai pamatuojami. Kaip paaiškintumėt paprastam mūsų klausytojui, kuo skiriasi šeimos rekonstrukcija, kurią galima gauti kaip paslaugą taikos raktuose, nuo mediacijos, psichoterapijos ar kitų socialinių paslaugų? Labai geras klausimas. Mediacija, pradėkim nuo to, kad mediacija yra savanoriškas, gerai, privalomoji mediacija mažiau savanoriškas, bet būtinas kelias, kur žmonės suaugę paprastai ateina, taip, jie turi išsikalbėti, papasakot, spręsti klausimus, ieškoti sprendimų. Bet kur yra riba mediacijos? Net jeigu mediatorius ir profesionalus, šeimos bylose, ten besispecializuojantis, turintis įrankius ir visa kita, bet kas nutinka? Aš matau piktnaudžiavimą. Aš matau, kad bendravimo tvarkos iš principo nenorės laikytis. Ir tada ką aš ten medijuosiu? Tai aš vaidinsiu, kad čia paslauga, dar pasikalbėkite. Tai yra niekinis dalykas, tai yra nepagarba ir paslaugai, ir mediatoriui, ir tikriausiai apie atveju tu ten viskas, tu turi jį paleisti, tu turi pasitraukti, nes mediacija čia nepadės. Kai yra piktnaudžiavimas, kai yra nesąžiningumo principas, jis yra pažeistas. Jeigu mediacija yra nelygiavertiška, nesąžininga, jinai negali vykti tiesiog. Ir aš nešneku, kad yra laikas, mediacijų, taip, mes turim praeiti pykčio fazes. Viskas gerai, tai čia yra natūralu, bet tu nematai piktnaudžiavimo ir tu nematai nesąžiningų veiksmų. Jeigu tai yra, o dažniausiai yra, tinka tik šeimos rekonstrukcija. Psichoterapijai vėlgi, žingsnis po žingsnio tu turi norėti po truputį keistis. Tu gali ten pasiųsti ant 3 raidžių tą psichoterapeutą, kaip jis čia nesąmonės daro. Bet vėlgi, tu grįžti, moki pinigus už tai, tu bandai gilintis, bandai keisti savo elgesį. Bet jeigu tu piktnaudžiauji, tu naudojasi psichoterapeutu, psichoterapeutas sakys viso gero. Viskas baigėsi. Psichologas vėl, plus psichoterapeutas turėtų dirbti su sistema, bet dažnai dirba tik su vienu. Psichologas vėl dirba tik su vienu asmeniu. Ar vaiku, ar tėčiu, ar mama. Labai didelė problema
tarp specialistų yra, kad jie kažkodėl tai leidžia savo rašyti kokias nors rekomendacijas ar išvadas apie vieno asmens konsultavimą, o rekomendacijos susijusios su šeimos sistema, šitoj vietoje ar vaiku, ar kitu iš tėvų. Čia yra labai didelis pažeidimas mano matymu, galbūt klystu, bet kol kas matau tik taip, nes šeima yra sistema, kur tu be pajudinsi, pasijudins labai daug dalykų ir tu negali vienareikšmiškai to vertinti ir spręsti. Labai dažnai net konfliktiškose skyrybose būna, kad abu eina pas psichologus ir paskui, pavyzdžiui, ateina, sako, man psichologija sakė, kad aš viską darau gerai. Ir išeina su ta aureolė, viskas gerai. Tai nereiškia, kad netiesa, bet tai jau yra įrankis parodyti, kad aš vis tiek geresnis ir kovoju toliau. Ne? Ir kas yra šeimos rekonstrukcijai, mes tikrinam visus susijusius, šiuo atveju šiaip vis tiek apsiriboja mama, tėčių, vaikų atstovų mes neleidžiam šitą procesą, nes vis tik ne atstovai dalyvaus, tai nereiškia, kad jie nesvarbus. Jie svarbus parengti pradžią, grąžinti paslaugą, ne, galbūt pasiaiškinti, bet mes negalim jokios informacijos teikti, nes tai vis tik yra apie vaiką ir apie tėvų sąveiką. Ne, tai dėl to yra riba, kur galbūt kartais kažkas įsižeidžia, kad ne taip, na, bet tai yra labai svarbu, jeigu mes norim padėti vaikui. Vaikas tai atstovo neturi, mes šioje vietoje renkamės būti vaiko atstovu. Ir mes iš esmės, mums nesvarbu, ar tu piknaudžiauji, ar tu meluoji, ar tu pažeidinėji mūsų susitarimą, nes mes turim susitarimą paslaugai labai griežtą. Mums nesvarbu, nuo to mes nepabėgam, bet tai yra mums įrankis, informacija, ką tu darai. Nes žodžiai ir veiksmai turi sutapti, o dažniausiai jie prasilenkia. Ir mes turim, pavyzdžiui, visos kitos paslaugos turi konfidencialumo tam tikrus pasižadėjimus. Tiek mediacija, ne, labai griežta. Tas pats psichologas turi etiką tam tikrą, kurią turėtų saugoti, nors konfliktiški žmonės juos irgi, na, praktika formuoja nelabai gerą. Tikrai įspraudžiami ir psichologai kartais net laiko spaudimo, padarot, ką padaro, paskui gailisi, bet jau būna šaukštai po pietų. Čia mes neslepiam. Bet neslepiam dviem institucijom, ne, sakykime, trim. Šiuo atveju tėvam, tėvai gauna tiek žodžiu, tiek raštu, teismas gauna ir vaiko teisės. Toliau niekam negalim teikti informacijos, bet čia, na taip, tai yra suinteresuoti asmenys, kurie sprendžia šitų žmonių irgi tam tikrus likimus. Tai čia konfidencialumas, jis turi ribas labai aiškės. O vaiko teisų apsaugos tarnyba prašo jūs iš tikrųjų nuomonės, vadovaujasi jie? Būna visaip. Sakyčiau, labiau teisėjai vadovaujasi nuomonė, bet jeigu parašom, tai, na kaip, išvada teikianti institucija šiai dienai vis tiek yra vaiko teisų tarnyba. Ir jeigu jie, o jos labai raginu perskaityti mūsų raštus, juos perskaičius jais vadovautis ir pasitikėti. Va čia yra dar viena spraga mūsų sistemoje, ar mes pasitikim institucijom, kurios turi atlikti savo darbą. Ir, na, yra tikriausiai priežasčių, kodėl nepasitikim, ir yra priežasčių, kodėl turėtumėm pasitikėti. Ir šiai dienai, na taip, mums reikia uždirbti pasitikėjimą, bet manau, jo po truputį pelnomės. Ir vaiko teisės, manau, irgi, šiaip teismai tai 100% atsižvelgia, vaiko teisės, na, turėtų, aš ne visą tą procesą galiu valdyti, todėl nežinau, kiek tai nugula į raštus tiesiogiai. Kokius signalus matote pirminėme etape, kurie jau rodo, kad yra daroma žala vaikui? Na, pradėkim gal nuo to, kad nenori duoti vaiko. Čia jau vienas iš tėvų, sako, reikia ir dar sugalvoja, kad būtinai tarpininko reikia, būtinai turi stebėti kažkas tą vaiką. Ir klausimas, ar vaiką, ar tėvą čia būna, bet vienas iš pirmų, negalima duoti, blogas ten, nežinau, blogai rūpinasi tas tėtis ar mama tuo vaiku, kai paklausi, kaip blogai rūpinasi, taigi mane išdavė, tada klausia, kuo tai susijęs su vaiko gerove, tai jūs ką nesuprantat, na ir prasideda labai įdomių tam tikrų pozicijų, kur žmogus net neatskiria, ką jis kalba ir ką jis daro. Vaikas į paslaugą ateina labai negreitai.
va čia irgi kažkaip ydingai suprantam, aišku, yra tokių praktikų ir aš kartais truputį ir pikta esu ant savo specialistų, kurie atrodo tikrai išmano, ką daro, bet jeigu nutarty parašyta ten 2 kartus per savaitę matytis, tai tu jokių būdų negali kviesti vaiko į paslaugą, kad jį atvestų, kai tu nežinai, kas laukia. Ir dėja yra praktikų, kur, na gerai, tai ir užtikrinam tą saugią aplinką, bet nežinia, kiek jinai saugi, nes vaikas tai neparengtas. Ir kai paklausė, o tai gerai, o tai kada jūs buvot su vaiku paskutinį kartą? Tai prieš 5 metus, tai jūs labą dieną. Nei jūs pažįstate tą vaiką, nei ką, tai tikrai nesusitiksit, mes turim pasirengti, vaiką parengti. Vat čia tokio kritiškumo labai trūksta tiek tėvam, tiek kartais ir specialistam. Ir va tas pirminis etapas, nes yra paruošiamasis, kai susitinka dažniausiai su manim klientai, ar įpareigoti, ar savanorių, nesvarbu, mes susitinkam tik apie paslaugą, nes paslaugos taisyklės yra, sakau, jų yra 17 ir po kiekvieną mes turim aptarti ir mes daug skiriam laiko būtent tam taisyklių susitarimui. Nes tada pasižiūrėsim, ką laužys, kokias taisyklės. Ir jas visada laužys. Arba kur kliūna, kodėl nenori pasirašyti. Jau galim suprasti, kad mus filmuos, mus įrašinės, mus ten, viskas gerai, tegul tai daro. Prašom nedaryti, bet darykit. Mes lygiai taip pat filmuojam ir rašinėjam, nes esu ne vieną kartą apkaltinta smurtu prieš vaiką, prieš žmonės, tai labai kameros padeda. Saugumo prasme, nes tai yra būtina. Tai gerai, jeigu specialistas reikia, pasižiūrim video, ar tikrai etiką savo pažeidė. Gerai, jeigu pažeidė, mes prisimsim atsakomybę 100%, bet dirba ne po vieną specialistą, būtinai dirba po 2 specialistus tam, kad mes objektyviau galėtumėm išgauti informaciją, nes tikrai kaip po vieną, tai tave ten pagauna. Aš atsimenu pati vieną konsultaciją, net gėda prisipažinti, stovėdama pabaigiau, nes jau ant tiek karšta buvo, kur net pozicija, kūno kalba pati sakė, kad tu įsivėliai, tai čia jau turi ką paskui supervizuotis ir aiškintis. Bet kai mes paruošiamą į tą susitikimą, tada tik tai paskiriu 2 specialistus bendratėvystės, kurie jau eina kalbėti su žmonėmis, tai kas vyksta. Jeigu vėl klausiam apie taisyklės, grįžta pas mane, mes aiškimės tik apie taisyklės, kas jums neaišku. Kad galėtumėm dirbti, atskiriam šitos procesus ir vaidmenis. Ir tada, kai kalbasi su vienu iš tėvų, su kitu iš tėvų, su vienu, su kitu, tada pasikviečiam psichologą, kuris kalbasi su vaiku. Vieną ar kelis kartus žiūrim, nuo vaiko amžiaus priklauso, nuo sudėtingumo priklauso, kiek laiko reikia skirti. Ir tik tada mes galim prieiti galbūt prie nutarties parašytos, jeigu tokia parašyta, nors dabar sakau, nutarčių daugėja, kur mes turim galimybę prisitaikyti, tą lankstumą turėti, nes kiekvienas atvejis jis atneša labai unikalų priėjimą. Yra tendencijos, bet yra unikalus priėjimas. Ir labai džiaugiuosi, kai mes jį galim pritaikyti, neversti vaiko daryti tai, ko nereikia. Ir mes nedarom tai, kas nutarty parašyta, jeigu tai, sakykime, pažeidžia vaiko teisės, jau tu matai iš pirmų pokalbių. Tai kaip atrodo tas įgyvendinimo etapas? Kokius veiksmus turi tėvai atlikti, kokio pokyčio iš jų tikimasi ir kas vyksta, jeigu yra akivaizdus pasipriešinimas? Tai jeigu yra akivaizdus pasipriešinimas, tada įgyvendinimo etapas neprasideda, nebent teismas primiktinai dar vieną kartą įpareigoja, tu turi eiti. Ir tada dažnai ir antstoliai būna pajungti, tada jau, toksai ribos griežtinamos. Ir jos turi pasekmes, arba tu dirbi, arba ne. Jeigu nedirbi, turi pasekmę. Aišku, irgi einam link to, kad jeigu, pavyzdžiui, ryšys su vienu iš tėvų yra geras, bet jis negali, jam riboja kitas iš tėvų. Sakykime, mama riboja tėčiui pasimatymus su vaiku, keršydama taip. Tai matom. Bet matom, kad ryšys su vaikais yra puikiai geras. Tai tam tikrais atvejais, kai vis tiek piknaudžiavama ir mama neateina į sutikimus, tai pasakysiu, kokie tie dažniausiai etapai būna, yra grėsmė vaiko gyvenamosios vietos primiktinis pakeitimas. Nes jeigu yra gerai, tai kodėl neturėtų kitas iš tėvų, tik kitas yra įpareigojimas tada atvežti vaikus susitikti su kitu iš tėvų, kuris, pavyzdžiui, analogiškai, bet pakeičiam situaciją. Ir nes tėvai neturi dingti iš vaiko gyvenimo, net jeigu ir daro
netinkamus veiksmus. Jau aš nešneku apie visiškai kraštutinius, kur tektų paimti visiškai, bet mes neturim dar įrengtų dalykų, priemonių, tai geriau tada tenka pripažinti, kuris kaltas. Ir sakyti stop. Jau čia tą galbūt dar eigoje pakalbėsiu. Bet įgyvenimo etapas, turim išlukštentą konfliktą, išgrynintą, žinom, sakykim, tos priežastys būna tikrai rimtų tėvystės įgūdžių stoka, kur tik aš viską gerai darau, bet tu nevelnio, nepažįsti tu savo vaiko, tai nekeista, kad tas vaikas nenori su tavim būti. Ne? Ir ką reiks daryti, ir tada sudėliojam planą, ką tėvas turės daryti, kaip mama turės padėti sąveikauti, nori, nenori, bet teks. Ne? Ir tada kaip įrodyti vaikui, kad vis tik gal galima turėti, ir tada tu matai, svarbiausia pamatyti pastangą. Žmonių pastangą, nuoširdžią, suprantant, kad prisidariau. Aš kalėjime teko vesti vyram tėvų grupės ir tu matai, kaip ypač vienas man klientas labai įsiminė, kur sako, praėjęs ten 10 tų susitikimų ir jis pradėjo susitikinėti su vaiku. Nes grįždavo į laisvę ir sako, aš sutinku ir aš matau, kad aš darau viską, ko negalima. Bet ką daryti kitaip, aš nežinau. Tai mūsų tikslas yra parodyti, kad tu darai viską, ko galbūt negalima, bet tave ir išmokysim, kaip galima. Jeigu tai yra kūdikis, mokinsime su dirbtinė lėle kombinezoną aprengti, laikyti. Mes turim tokių atvejų, kur nuo kūdikystės mokinam būti tėčiu, pavyzdžiui. Nes jeigu natūraliai moteris negali, neturi resursų tikrai niekaip tavęs mokyti, natūraliai mes šeimoje patys mokinamės, bet tu sutinki ten, 2-3 kartus per savaitę, po pusvalandį su tuo kūdikiu, tu nemoki net jo laikyti, tai tau reikia papildomos priemonės, padėti tą padaryti. Bet tai čia yra viena, jeigu tėvystės įgūdžių stoka, tai planas vienoks, jeigu ryšys, gal taip pasakysiu, mes dirbam 2 kryptim, kad būtų aiškiau. Mes dirbam su tėvais ir mes dirbam su vaikais ir tėvais. Tai čia dabar, ką kalbu apie tėvystės įgūdžius, čia yra darbo su tėvais prizmė. Ką reiks daryti, kurios bendratėvystės žingsnius judinti, iš kurios pusės, kad tėtis keistusi ir paraleliai susitiktų su vaiku, bendrauti ir taikyti. Ką tėvai daro. Antra, tėvų konflikto priežastis dažnai būna porų tikrai rimtos nuoskaudos, porų santykių, kur reikia atskirti Onutė ir Petras, dabar norit, tai galim ir į terapiją eiti, dar kažkur, kažkur padėti, galbūt atskirai tuos klausimus, bet čia yra niekiek nesusijęs su vaiku ir mes tą turim vaidmenis atskirti, o dabar grįžti prie tėčių ir mamos ir kaip čia tą dėliosim. Ir irgi vėl yra tam tikros sesijos su tėvais, bendratėvystės, kur jiem reikės vis tiek jį turėti. Nori, tu nenori. Ir kritiniai momentai yra kalbami, tam tikros simuliuojamos situacijos, ką darysi tada. Tam, kad pajusti, kaip jie mąsto, kaip jie spręs. Ar iš karto tai ne, tai jinai kalta bus. Arba jisai, tai yra ką dirbti. Toliau yra iš tiesų rimtas piktnaudžiavimas tėvystės valdžia ir vaikų nuteikinėjimas pakankamai aukšto lygio. Nes lojalumo konfliktą vaikai visi išgyvena. Čia yra, sakyčiau, natūrali pasiekmė tikriausiai bet kokio konflikto ar skyrybų. Tačiau yra tas itin aukštas, jau sakyčiau, patologinis net, tai galima sakyti, lojalumo konfliktas, kai yra įdedamos pastangos, kad tai būtų. Ir mes sugebam tai įvertinti, kokios strategijos naudojamos, kaip tai yra patikrinama kaip per vaiką, tai pasireiškia, tai vaiko tam tikri požymiai matosi tendencingai. Mes turim kaip patikrinti per vieną iš tėvų, kuris tai daro, ir per kitą iš tėvų, ką jis sąveikauja su tuo, ką jis renkasi. Ir tada vėl yra dar kitoks priėjimas ir sprendimas, tų žingsnių dėliojimasis. Be abejo, yra psichikos sveikatos tam tikros problemos, kurios kartais išlenda, kartais patys tėvai, kas yra, ačiū Dievui, kad taip yra sąmoningų, kurie atsineša atsakymą, kas su jais yra, ir tada jau vėl kitaip gali dėlioti visą tą konflikto eigą arba net pateisinti kai kuriuos dalykus, nes žmogus serga. Ir jokių būdų tik tai šiukštu nekalbėti apie tai, kad vaikas turi būti paimamas arba kitas pasinaudos tą informaciją. Čia yra jau kiti dalykai, kur turim tada mes saugom irgi tą informaciją ir nieko neatskleidžiam. Bet yra daug atvejų, kur konfliktas iškelia
nes šitie žmonės, jie natūralu, jie ilgalaikiam konflikte yra. Psichologiškai anksčiau būdavo, kad netektis yra viena aukščiausiai žmogaus visą psichiką paveikiantis reiškinys, ne, kur tikrai yra ir fazės, ir labai labai emociškai sunku. Bet konfliktiškos skyrybos, dabar sakyčiau, yra aukščiau nei netektis, nes tos netekties, kaip skyrybos irgi yra tam tikra prasme netektis, tu neišgyveni, nes nežinai, kada tai baigsis. Ir tai sukasi. Todėl psichikos sveikatos sunkumų patirtis, jos natūraliai gali pereiti į sutrikimus. Ir va čia irgi yra viena iš temų, kur mes turim atsikvošėti kaip visuomenė ir sakyti, taip yra. Tai klausimas, ką su to darom. Slepiam, manipuliuojam tą informaciją, sakom, ne, tai viskas gerai, mes matom, kad neadekvatu, bet tebūnie. Tai čia yra, manau, irgi, nes, pavyzdžiui, mes kaip specialistai, kaip tai patiriam, labai dažnai būna kartu netrakini gynybinės visos sistemos, sakykime, žmonių, matai, kad pyksta, dar auga, bet būna momentas, klikt ir žiūrėk, pavyko išlukštent, padėti, suimti, išsiventiliavo iki galo, dabar jau dirbam, ne? Bet yra vietų, kai tu niekaip negali suprasti, ar žmogus negali suprasti, ar žmogui jau neįmanoma suprasti, nes jis, turi labai rimtų priežasčių, kodėl. Ir mes turim netgi tam tikrų vaiko teisių pažeidimų vien dėl to, kad žmogus turi tam tikras, pavyzdžiui, dvigubos asmenybės kažkokį sutrikimą, kur net tai gresia ir tam tikrų tvirkinimo momentų, kur žmogus net nesupranta, kad tai nutinka. Ir va čia yra tos temos, kur, aš tai už tai, kad, kaip, pavyzdžiui, metus laiko nepavyksta sustabdyti konflikto ir tėvų, abiem daroma psichiatrinė ekspertizė tėvam, tam, kad lygiavertiškumą išlaikytumėm, pasižiūrim, kiek tai yra pažengę, kokio lygio, ir jeigu išlenda ir šizofrenija, ir išlenda ir depresija, išlenda daug kitokių dalykų, bet tai yra kontroliuojami dalykai. Ir ką mes tada, jeigu tai ignoruojam, klausimas apie vaiko iš tiesų saugumą gyvenant su vienu iš tokių tėvų, kurio liga progresuoja. Tada, iš esmės apie saugumą kalbam, net nebe apie konfliktą ir apie tarpusavį bendratėvystę, kuri negalima, ne? Tai žmogus nepasirinko susirgti. Ir tada klausimas, kaip visuomenė, kaip valstybė sprendžia. Klausimas, ką su tuo daro. Čia, manau, didžiausia baimė yra, ne? Tai aš manau, kad tai neturėtų būti piktnaudžiavimo šita informacija, o tai būtų didelis įrankis, kur tikriausiai glaudžiai su psichiatrais dirbant, ne, kad tendencingai žiūrim, ar vaistai suveikia, padeda, žmogus atsistato, ne? Ir tai turi būti su didelė pagarba ir su dideliu palaikymu žmogaus daroma. O ne, kaip mes turėjom tikriausiai tam tikrą laikotarpį, kur bijoma šitų temų, bijoma žiūrėti ir spręsti. Tai vėl pagal tai dėliojam dar kitus žingsnius. Kalbant tik apie vaikus, yra 3 lygiai paslaugos teikimo. Vienas gali būti, kad mes tiesiog žiūrim, kad ryšys vaiko su abiem tėvais yra ten, sakykime, kažkuri iš ten gal tėvystės įgūdžių stoka, dar kažkokia priežastis tarp tėvų, ką reikia spręsti, bet viena iš bėdų yra tiesiog saugios aplinkos neturėjimas. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, vienas gyvena Kaune, kitas Vilniuje, nori susitikti, bet vienas iš tėvų sako, ne, tai kur tu susitiksi, tu tik kavinės, tik pramogos, tik dar kažkas blogai, ne? O ten pas draugą, jeigu nusivesi, tai ten netoks stalas, atsitrenks, pavyzdžiui, jeigu mažas vaikas. Ir mes sakom, viskas gerai, mes sutiksim saugią aplinką, nes matom, kad jums jos tik reikia. Bet kol suteikiam saugią aplinką, tam tikrą grafiką sudarom, bendraujam, tol ir šalia jūs dirba tam, kad nebereikėtų saugios aplinkos, o jūs sugebėtumėt vienas kitu bent kažkiek pasitikėti. Nes kažkas nutiko, kad nepasitikite, ne? Ir sprendžiam. Antras lygis yra, kai itin aukštas konfliktiškumas tarp tėvų, kur jie, kaip įsielektrinę, vienas kitą pamatė, atrodo sprogs, ir tada nutinka filmavimai, perduodant vaiką, policijos kvietimai, nežinia, kažkokios isterijos, ir tikrai labai baisu šiaip, tai tiesą sakant, kartais iš šono žiūrint tai juokingi, bet, tokia tragikomedija, ne? Vien dėl to, kad jie negali iš įtampos vienas kitą sutikę kažko daryti, perduoti vaiko normaliai, arba kardomosios. Irgi čia yra viena iš priežasčių. Tada mes tampam stebėtojai perdavimo. Kai vienas, vėl ten yra labai griežtos taisyklės, kai vienas atvyksta tam tikrų laikų anksčiau, mes uždarom į savo aplinką, kitas atvyksta, mes pasitinkam, turi paskambinti tik mūsų darbuotojui,
mūsų darbuotojas viską fiksuoja, kiek vaikai paruošti, kiek nuteikti, kiek nusiteikia eiti, kiek sako, na vaikeli, tai tu nenori ten eiti, ne, gal nenori. Ir tada primenam apie pareigą, jūs turėjot paruošti vaikus, nes tai yra tėvų atsakomybė paruošti susitikimui su kitu iš tėvų. Ir tada mes perdodam, tada matom, kaip susitinka, ką kitas iš tėvų daro, kiek jam reikia pastiprinimo, kiek jis galbūt kažką moka, kažko nemoka, na, visa tai matosi. Ir dažniausiai užtenka tokio pusvalandžio perduoti ir tėvai tada išvažiuoja savais keliais, sakykime, su vaikais. Ką jie veikia, mes nesikišam, nes įsivertinam, kad galima taip, ne? Ir paskui po kažkiek laiko grąžina. Grąžinimas lygiai tas pats, žiūrim, kokius grąžino, kokius perėmė, kaip čia tie vaikai, kokia sąveika, dažnai būna ir konfliktai, ir isterijos, bet tai yra tėvų atsakomybė, mes visą tai fiksuojam tam tikram protokole susitikimų. Ir aišku, irgi šalia dirbam su tėvais, ką daryti, kad to nereikėtų. Tikslas, kad perdavimų neturi būti, bet jeigu tai palengvina emocinį foną, mes būtinai tai darom tol, kol jie nurimsta. Na, tai paimam šiek tiek dalykų iš jų, kaip tėvų ir truputį padedam. Ir paskutinė dalis yra sudėtingiausia, kai be abejo nustatomas, kad ryšio niekada nebuvo. Jeigu niekada nebuvo, tai sakyčiau, dar netaip sudėtinga. Čia kaip su svetimu žmogum, dėdė, teta, draugų, auklė, supažindinti ir išmokti bendrauti. Tai yra viena. Bet kai jis buvo, o tada nutiko kažkokia situacija, arba tai yra piktnaudžiavimo tėvystės valdžia apraiškos, nuteikinėjimas, bet čia yra sunkiausios bylos, sakyčiau, kur vaiko klaidingai įsitikinimai iš vieno į vieną iš tėvų, jeigu vienas yra tampa angelu, kitas demonu, tai kaip vaikui grąžinti, kad juos normalizuot, iš angelo turim nuleisti į žmogaus lygį ir iš demono į žmogaus lygį ir vaikas turi tai priimti. Ir va čia prasideda labai daug dalykų, iki didžiausių pasiekmių, kad taip vaikas turi būti paimtas, nes kartais būna taip, kad kai jau atstatinėjom ryšį, vienas iš tėvų, tas ypač kur nuteikinėja, pamato, kad vyksta reikalai ir tai yra didžiausia baimė. Negali būti taip. Tiesiog negali. Ir tada mums grėsmė, kad vaikas patiria dvigubą stresą, nes kitas iš tėvų imasi priemonių. Ir todėl tikrai raginu ieškoti ir vyriausybėje būdų, kur mes turim turėti priemonės, kaip tinkamai tai padaryti ir vėl neeliminuoti to iš tėvų, kuris taip elgėsi. Jis turėjo priežasčių, kodėl taip elgėsi. Galbūt tikrai, pavyzdžiui, sutrikimas, o galbūt tiek pykčio, kad nesugeba atsitraukęs pamatyti ir tik vaiko paėmimas, sakykime, su kitu iš tėvų gyvenimas, staiga jį supurto tiek, kad sako, nuginkluotas, aš pradedu keistis. Nes tikslas yra rekonstruoti ir šito ėjimą prie vaiko ir kito ėjimą prie vaiko. Abu turi tinkamai rūpintis vaiku. Čia yra tas bent baziškai, nes vaikas jau turi traumą didelę, nori, net nenori, jau yra pasiekmė didelė. Kartais šito veiksmo, nors matai, kad jau yra uzurpuotas vaikas, realiai tai yra pagrobtas vieno iš tėvų vaikas, aš nepabijočiau šito žodžio. Ir kartais tada turiu bylą, kur teisme teko sakyti, taip, šitas žmogus yra kaltas, nes per metus ar daugiau laiko nepadarė nei vieno žingsnio, kad būtų bent vienas susitikimas su kitu iš tėvų ir vaiko būsena tėvo atžvilgiu blogėja, tėvui nedalyvaujant su vaiku. Tai kas kaltas? Tai aišku, kad šitas. Bet ne visiems aišku. Čia ir yra darbas, kur tenka eiti į teismą, kalbėti apie tai, liudyti, gal daugiau nei liudyti, bet tiesiog ieškoti būdų, sakyti, kad tai yra neteisybė. Tai yra didelė neteisybė. Ir kai kuriais atvejais jau tas vienas iš tėvų prarado vaiką ir tikrai ypač tarp 9-16 metų amžiaus, iki 9 metų mes galim dar labai daug ką nuveikti. Galima pakoreguoti to vaiko suvokimą ir padėti jam atgauti abu tėvus, jeigu tėvai dirbs. Bet tarp 9-16 ta raida paauglystės, jinai tiek stipriai pasiema tuos vaikus, kur geriau tada kartais ir nebelysti, bet tada klausimas, ką su tuo daroma neteisiniai baziai. Tai todėl bent jau teismų pozicionavimas, kad stop,
tu esi kaltas, galbūt moralinė žala, galbūt dar kažkas, visos institucijos turi tai žinot, po metų žiūrim, nes tik tas, kuris nuteikinėjo, tik jo pastangų įdėtas, vaikas gali pasikeisti. Jeigu jis pradės kalbėti, kad na ne, vis tik ten tėtis ar mama, va tas kitas, gal tu eik, žinok, gerai, darydamas tinkamus veiksmus, viskas keisis ir kartais labai greitai. Bet čia yra labai svarbu tą suprasti ir kitas dalykas man yra labai keista, kaip vieno žmogaus piktas veikimas suskaldo realiai labai daug žmonių gyvenimų. Tai yra ir seneliai, ir dėdės tetos, ir tas tėtis ar mama, ir tas pats vaikas, institucijos įtrauktos į visą ką, nes arba skųsiu, arba būk sąjungininku, ne. Ir taip viską mes leidžiam. Tai man tai yra kažkaip labiausiai baisu, dėl to sakau, ne, aš to dalimi nesutinku būti ir aš ieškau būdų, kaip to nedaryti. Taip, tai yra labai rizikinga, bet kito kelio nėra. Kiek esat numatę, kad reikalinga šeimos rekonstrukcijos paslaugai laiko, kiek tai turėtų trukti ir kokie požymiai rodo, kad paslaugą jau galima užbaigti, ta prasme, kad šeima jau gali funkcionuoti toliau pati be pagalbos. Tai paslaugos teikimas tikriausiai geriausiai galim pasakyti, kiek trunka pati pradžia. Tai yra paruošiamasis ir tas diagnostinis etapas, kur lukštenam visą tą konfliktą. Tai yra, jeigu kartą į savaitę mes gaunam tuos klientus, sakykime, jie eina pas mus mažiausiai kartą į savaitę arba abu, tai mes per 2 mėnesius, tai 13-14 kažkur tų valandų, mes galim jau sakyti, jau aišku, ką daryti ir tada arba darom, arba ne. Ir žiūrint, aišku, kiek tas pažengia, kiek vaiko psichika yra paveikta šito konflikto ir, kaip sakiau, iš tų 3 lygių, kurį reiks tvarkyti. Jeigu tėvai nori dirbti, realiai, aš manau, tėvų abiejų pastangos, čia gali ir per 3 mėnesius būti fantastiškas rezultatas, kur jau tėvai pradeda jausti, mums pavyksta, mes stojamės, mes darom, mes matom rezultatą, gyvenimas jis bus iššūkių pilnas, bet mes žinom, kaip jį spręsti, tai ir po 0,5 metų mes galim atsisveikinti. Ir jeigu reikės, žmonės patys jau žino, kokius žingsnius galbūt daryti, jeigu kritinė situacija. Bet jeigu mes turim, sudėtingus tuos atvejus, tai vis tiek pirmas etapas, sakykime, apie 13-14, vis tiek tų valandų apie 2 mėnesius kažkur tai vis tiek truktų, o toliau jau, kaip Dievas duos, tai pasakysiu. Čia priklausys nuo to, ką su ta informacija darys. Galbūt reikės dar 0,5 metų pasibilinėti teisme, kad kokie tie taikos raktai niekšai tokias rekomendacijas davė, nesutinku, kaip jie drįso visiems apskūsti iki prezidento ir atgal. Mes, taip yra, taip vyksta dalykai ir kol teismui mes dar kartą paaiškinam arba tenka eiti į teismą gyvai pakalbėti ir tada teismas dažniausiai grąžina ir sako, eina dirbti. Ir tada klausimas, ar dirbam, ar dar ieškom būdų, kaip pasprukti nuo to darbo. Nes be jo viskas, nebėra ką daryti. Kaip jūsų akimis šiandien dirba Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir kur matot esminius trūkumus? Nes aš pati pasidomėjus jūsų veiklą, pabendravus su jumis, supratau, kad tai, ką jūs darot, tai visą laiką to norisi iš Vaiko teisių apsaugos tarnybos. Taip, tai vaiko teisių, kolegų nesinori apšnekėti, bet galbūt realybė taip sisteminė, kur ir jie patys, kai kurie tikrai labai kompetentingi vaiko teisių specialistai pakliūna. Reikia suprasti tokią visų pirma situaciją, kad prieš 5 ar 6, kiek čia tų metų, vaiko teisių sistema su atvejo vadyba, kai buvo sukurta, jos funkcija iš esmės yra vis dar ir buvo tam tikrom šeimom, kurios iš tiesų bazinių dalykų nesupranta, kaip apsaugot vaiką, turi priklausomybių, turi emocinio intelekto, galbūt tam tikrą stoką, ir emocinio ir protinio, kur iš tiesų reikia priežiūros valstybės. Ir todėl tas atvykimas į namus, pasižiūrėjimas, ar yra lova, šaldytuvas, tuščias pilnas, sugedusio maisto, nesugedusio, rūbų, tai yra baziniai dalykai, apčiuopiami ir akim ir visais mūsų
lytėjimo, ne, funkcijom pamatuojami, jie turi racijos. Atvejo vadybos, ir tada yra 3 žingsniai, gal taip, ne, vaiko teisės, kai yra skubus mobilios komandos iškvietimas ir ekstra situacija, ten, nežinau, smurtas, dar kažkas, apčiuopiamas paėmimas, ne, vaiko į saugią aplinką ir yra ten vienokie algoritmai. Antra yra rekomenduojama atvejo vadyba, nes panašu, kad, kažko trūksta toj šeimai, kad, nėra viskas gerai. Ir trečia, tiesiog įspėjimas arba pasibaigimas viso to. Ir taip pat buvo sudėliota, kaip čia kas turi dirbti. Regionuose, neregionuose, čia vėlgi yra taip kompetencijų klausimas, bet daugiau mažiau, tiek, kiek man tenka bendrauti su specialistai šitų sričių, šitoj vietoj jau yra rezultatas, kad tikrai gali atpažinti, gali veikti tos pozityvios tėvystės kursai, tada psichologai, dar kažkas, tam tikri įrankiai, rekomenduojami, jie, suveikia. Kai kuriom šeimom idealiai tikrai yra sėkmės atveju ir jie dėkingi valstybei, kad juos prižiūrėjo, pakėlė į kitą lygį ir juda toliau. Bet kai mes kalbam apie konfliktinės šeimas, visų pirma, tai yra itin aukšto intelekto žmonės. Beveik visi. Tendencija yra tokia. Ne. Jų manipulacijos galimybės rodo jų itin aukšto konfliktą. Jie puikiai manipuliuoja ir strateguoja visą sistemą. Vaiko teisų sistema tada šaldytuve randa tortus, pyragaičius ir vištienas. Ne? Ten viską randa ir tada sako, tai jo, čia viskas kaip ir, arba jų išvis neįleidžia. Ir nieks tada sako, nėra. Ir čia mes turim didelę problemą, ką su tuo darom. Ir man galbūt truputį pikta, kad pokyčio nėra jau daug metų ir kad patys specialistai, kurie daro tam tikrus veiksmus, jie sako, nes toks algoritmas. Ir man yra pikta ir prisiimu atsakomybę už sistemą tame, kad aš žinau, kad aš žaloju vaiką ir eilinis mano apklausos algoritmo pritaikymas, jisai daro neigiamą įtaką vaikui, bet aš taip darau, nes toks algoritmas. Ir tada, gerbiami vaiko teisų atstovai, klausimas, kodėl jūs neinat per visur ir nesakot, kad mes to nedarysim, neprotestuojat prieš tai, kad jūs žalojat kitaip vaiką. Va čia man yra labai didelis klausimas, į kurį aš negaunu atsakymą. Kodėl reikia mums kažkokių kaip matuko situacija, tai tada mes pasikeičiam, ir visi tikrai, arba ten Klaipėdoje, jeigu paėmė iš tėvų kūdikį, tada visi čia kažkaip tai. Klausimas, ar gerai, ar negerai padarė, bet iš esmės dabar mes šnekam apie testinės skyrybų bylas, tendencingai, kur paimsi Vilnių ir paimsi Rokiškį, visi tą patį pasakys, nesvarbu, kokiam regione begyventum, tiek advokatūra tą patį mato, tiek teismai mato, ir tada visi sako, laukiam. Bet man yra pikta, kad mes laukiam ir aš nesutinku laukti, dėl to sakau, burbuliuoju kaip sugebu, bent jau tiek, kiek galiu iš savo, su komanda, su tai žmonėmis, kur taip mes einam prieš dabartinę sistemą, tam tikrą prasme, bandydami prasiarti dirvą ir sakyti, bet veikia, nes aš nesutinku skriausti vaiko, aš nesutinku pataikauti algoritmui, kuris neveikia. Tai man čia yra galbūt didžiausias lūkestis į valstybės viršų, klausimas jiem, kad ar mes turim iš tiesų dabar gyvendami galvot jiem tikriausiai apie ateitį, kad aš pensijai turėčiau nebijoti išeiti į gatvę, bet jeigu taip gyvensim kaip dabar, mes nebeišeisim į gatvę, nes tas kerštas, kurį pasėja netinkamas skyrybų sprendimas vaikuose, šitam jaunime, man tai yra baisu. Kai aš kalbu, nes tenka konsultuoti jaunus žmonės, ir vaikus, tos pačius aš irgi nuomonės tą išklausimą darau, turiu tam kompetencijų, bet ir tenka mediacijose, pavyzdžiui, irgi dirbti su vaikais arba šeimos rekonstrukcijai. Ir tu matai, kaip tas vaikas sako, aukštesniam lyginiai jo tėvai, aš nenorėjau žinot, kas ta teismo nutartis, aš nenorėjau kalbėti su advokatais ir dabar žinot, kaip čia manipuliuoti, aš norėjau tiesiog turėti vaikystę. Ir čia man atrodo toks šauktukas, kur vaikas auga dabar,
o ne po to, kai kažkas iš valdininkų galbūt sakys, nu gerai, dabar man reikia šito įstatymo, nes karjerą pasidarysiu. Mes turim kalbėti ne apie karjerą, o mes iš tiesų turim nedeklaruoti, kad vaiko apsauga yra, kas jį yra klausimas, ne? O iš tiesų sakyti, taip, mes darom žalą vaikui, mes to nedarysim, keičiam algoritmą dabar arba darom kažkaip tai, bet bus geriau, arba nieko nedarom, tai gal bus geriau. Šiaip tai nieko nedarimas, kai nežinai, ką daryti, yra geriau. Nei darimas, va taip kaip dabar, kur sakau, tikriausiai iš jūsų pusės irgi galima paklausyti ne vieną istoriją, kur kas nutiko paskui su vaiku. Nes, pavyzdžiui, nuteikinėjimo atveju mes turim vieną legaliais būdais einantį tėtį ar mamą, kuris bando legaliai valstybei pasakyti, aš negaliu susitikti su savo vaiku. Kodėl? Nežinau. Ne? Ir vaiko teisė sako, paklausius vieno iš tėvų, priimama ta informacija, jinai netikrinama kartais, kas yra, aš pati susidūriau, todėl aš tą žinau, ką sakau, yra, kur netikrinama ir patikima. Ir tada, jum ir nereikia susitikti su to vaiku, mes jį apklausim, vaikas pasakė, nenoriu, nežinau, man tai alergija iššaukia, taip, tai yra ne mano vaikas, aš galiu sakyti, taip, man pasisekė, ne mano vaikas, neduok Dieve. Ir mes neapsaugoti, kas, kaip, kurioj šeimoje, kas nutiks, bet tai yra didžiausia nesąmonė, kuri vyksta mūsų visuomenėje, man atrodo. Ir tai yra, sakau, tai aš apie tai galėčiau kalbėti daug, bet man atrodo, susijimkim kompleksiškai vieni kitiem tada padedant, ko reikia vaiko teisių, kad jos galbūt suprastų, kas yra vaiko apsauga. Ir aš manau, kad mes šiai dienai ir manau, kad ir daugiau institucijų, bent jau šitoj vietoj, kas yra vaiko apsauga, vis tiek galėtų duoti informaciją gerą ir patikrintą. Šiaip mes turim ir teismo ekspertizę, bet ir jos nieks nebežiūri. Labai mažai kas. Jos ir sulaukti reikia. Jau čia kitas, kad jinai, vėl teismo ekspertai yra apkrauti bereikalingų darbų. Nes realiai, kuo greičiau tai, ką mes dabar darom ir kas galėtų būti praktika visoje Lietuvoje, ir aš kviečiu visus, jeigu tik norit sužinoti apie tai daugiau ir apmokyti, mes pasiryžę, mes galim ir mūsų tikslas yra ne tapti monopoliu, o dalintis tą gerąją praktiką, kuri veikia ir galima Lietuvoje, mes tikrai galim susitvarkyti. Nes teismo ekspertizė yra tikrai aukšto lygio pas mus Lietuvoje, bet tuos žmonės irgi reikia saugot, kad jie atliktų tą darbą, kurį jie ir turėjo ir turi padaryti. Ir tose pačiose tvirkinimo bylose, nes mes tikriausiai irgi žinom, kur yra tvirkinimas, o kur yra manipulacija. Čia su prokuratūra teko ne vieną kartą apie tai kalbėti ir jie yra ekspertai nustatyti, kur yra kas. Bet pabijodami specifinių dalykų, vėl tada yra pataikavimas, o jeigu mano kėdė sukirbės, tai aš labai kviečiu visus stuburą atgaut, ką aš darau šitoj savo pareigybėje, ir kokią vėliavą nešu, ir ar saugo aš tą vaiką šitoj vietoje, ar aš, turiu rimtesnį, nežinau, kojinių nusipirksiu geriau. Man skauda už tuos vaikus. Tai kažkaip tai norisi, kad daugiau susiteltų ir tada arba nedirbkit šito darbo, tiesiog eikit iš čia. Arba. Labai pritariu tai minčiai, kad vaiko teisės apsaugos tarnybos specialistai realiai, jeigu pasikreipia vienas iš tėvų, tai jie eis vėl ir vėl kalbės su vaiku. Tai jeigu tėvas ar motina negali susitikti su vaiku, pabendrauti ten jau metus laiko. Tai faktas, kad jisai skundų bus parašęs ne vieną, ne du ir ne 10 tikriausiai. Ir gaunasi toks užburtas ratas, kad jau tas vaikas kaltina tą tėvą, kuris rašo tuos pasikreipimus vaiko teisės apsaugos tarnybai, nes aš per tave turiu čia bendrauti su šitais žmonėm. Ir jau net tam kitam iš tėvų net nebereikia dėti pastangų nuteikinėti iš esmės. Viskas jau padaryta. Jau viskas yra padaryta už jį, taip. Nes nėra to požiūrio, kaip iš tikrųjų padėti vaikui, yra kažkokie algoritmai, kuriuos aš turiu tiesiog įvykdyti, yra tvarka, aš ją atitinka situaciją, uždedu varnelę, kad padariau ir viskas. Kur čia pagalba vaikui, tai tikrai nematau ir labai pritariu jūsų nuomoniai. Tai va, čia man ir atrodo, kad kuo daugiau kalbėsim ir kelsim, nes, pavyzdžiui, tai kaip visuomenė sureaguoja į tam tikrus dalykus,
neteisingus jiem atrodytų. Tai irgi yra vienas iš laukų, kur reikia kalbėti, o kame neteisinga, ne? Kame atrodo ne taip viskas vyksta. Ir kartais būna, kaip čia iš mamos paėmė vaiką. Ir čia irgi norėtųsi, ne tik vaiko teisų, bet čia mūsų visuomenė, klausimas, kur tą paėmė vaiką, ne? Ar tas paėmimas turi prasmę, ar tai yra, 5 dienom paėmėm ir grąžinom, nes jau viskas pasikeitė. Tai klausimą kelia, ne? Tai tikrai neturim ir skyrybų atveju mėtytis tokiais dalykais. Vaikas nedaiktas, pradėkim nuo to. Vaikas yra jaunas žmogus, praaugęs visus suaugusius, kai jis tiek paslaugų gauna, po 30-40 specialistų, net yra kažkas paskaičiavę, kiek vaikas per skyrybų bylą gauna specialistų paslaugų. O tėvai nenori. Tai čia yra vienas iš irgi labai svarbių dalykų. Suaugę keisis, tada keisis ir vaiko likimas. Jeigu suaugę nesugeba keistis, tai klausimas, ar mes lauksim čia noro, kodėl vaikas nenori, tai mes pataikaujam, o tėtis, mama nenori duoti vaiko, tai čia irgi viskas gerai. Tai man yra tiesiog elementarūs, galbūt čia klausimai, kurie, nežinau, valstybės mastu, tai atrodo, nežinau, kiek elementarų. Manau, čia dabar labai tiks klausimas, Ūla, kokią norėtumėt žinutę besiskiriantiems tėvams dabar ištransliuoti? Gal žinutė būtų tokia, kad visiems tėčiam ir mamom, kad aš manau, kad yra normalu, kad jums yra sudėtinga ir sunku. Aš manau, kad normalu, kad jūs užsiveliat tame konflikte, bet didelis pagarbos ir, resursas tikriausiai būtų didžiausias, jeigu jūs sugebėtumėt kreiptis pagalbos ir ją vertintumėt. Ją pasinaudotumėt, nes tai būtų tikriausiai tėvų didžiausia dovana vaikui. Ir jei galėtumėt pakeisti dabar artimiausių metų vieną dalyką šeimai teikiamų paslaugų sistemoje, ką pirmiausiai norėtumėt pakeisti? Jau daug pakeičiau. Dabar galvoju, daug apie vaiko teisės kalbėjom, tai aš gal ir norėčiau vaiko teisų protesto, kad jie patys neveiktų prieš vaikus. Kad atsirastų stiprių ir iš tiesų, kurių ir yra, tai galbūt jie nepabijotų, kad jų kėdė padrebės. Aš pati žinau, ką tai reiškia, aš pati tos veiksmus padariau, nepatogus žmogus turi išeiti iš darbo. Bet ar vertybiškai tu sąžiningas prieš save? Tai pirmiausia, tai tikriausiai norėčiau, kad patikrintų specialistai vaiko teisų ir kitų pagalbos sistemai, ar aš vertybiškai neišsižadu savo vertybių ir aš einu tuo keliu, tą misiją nešu, kurią turiu nešti. Tai bent jau savikritika ir kas išeitų iš darbo po šito podcast'o, prašykit mano. Tai gal tikriausiai šitaip. Ačiū, Ūla, labai už pokalbį. Buvo labai gilus ir su puikiom mintim. Tikiuosi, kad klausytojai išsineš tą, ką ir norėjom šio pokalbį perteikti. Ačiū labai. Ačiū labai.